Gerai, aš grįžau vėl. Labą dieną visi. Arba, man buvo vakaras, bet jo. Visi. Kaip sekasi? Aš esu LPS Enemy Lover 17. LPS Girl 17. Aš grįžau su video. Šitas video bus apie mano pagrindinius drabužius, kuriuos aš naudoju kaip šitą gėlytę, arba šitas sijonėlis LPS, arba šitas pipiriukas. Taigi, apie tokius dalykus kalbėsim šiandien. Vėl atsiprašau dėl šviesos. Aš negaliu aš neturiu kantrybės. Taigi, tai parodysiu aš viską ir atsiprašau. Well, okay. Aš tiesiog neturiu pasakyti daugiau. Taigi, pradedam. Pirmą aš pradėsiu parodydama, ką aš turiu, ir tada aš parodysiu jums, kaip aš tai darau, arba iš kur aš tai gaunu. Tai, pradedam nuo tokių LPS. Vienintelis, kurį aš turiu iš LPS su pagrindė, čia nudažiutai baltai. Nefocusint. Mane nenori focusint. Bet jo. Toks sijonėlis. Po to, jeigu kalbant apie tokius kaip drabužius, aš išsikirpau šitą. Čia jis yra iškirptas, matot, čia skylutės. Ir yra pridėta gumos lipnios, šitas vietas. Ir aš to uždėsiu ant savo modelės. Taigi, parašau, aš naudoju šitai dažniausia kaip halatą. Jeigu matote, dažniausiai naudoju kaip halatą. Tai yeah. Antras, aš dabar surengus, jo. Antras būtų tikriausiai mano mėgstamiausia, tai aišku, jūs galvotumėt, kad aš turiu daug mėgstamiausių. Nemeluoju, tai ir yra tiesa, bet aš tiesiog kaspinai. Ja. Taigi, šitie kaspinai, neskaitant šitą gražaus juodą, šitą juodą padarkus ir pati. Šitie 4 kaspinai, buvo visi pirkti. Jūs galite nusipirkti Akropolį, yra Pegase, nagų lakai ir ten jūs galite jų rasti. Čia nusikirpti tik reikia, nes būn tokia uždėti. Nusikirpa čia ir užsidedat tos tokios lipnios ir prašau. Tai čia aš įdėjau dar kristalą mažą. Turiu tokį rausvą, rūžavą, rožinę ir tokia cyan įdomi spalva. Po to dar turiu šitą. Šitą pati dariau, jis visai senas, tai dėl to jis biškai neatrodo toks gražus, bet jo. Kitas. Ne. Jap, avies. Iš ko padaryta, tai čia avies. Prašau. Spėtumėt kokios spalvos? Spėtumėt. Lengva. Čia mėlyna, čia rožinė.
Taigi man šito stiklinė užtruko ilgai padaryti ir aš naudojau kūtes. Ar tu juokauji? Skylerė. Taip. Kas turi sutaikyti šitą bardaką? Exactly. Dabar lauk. Klausytis nepakėsiu. Gerai. Atsiprašau, duokit sutaikyti. Jesu, vaikai. Ei, pala, aš pratau vaikas. Lauk. This is gonna take forever. Sutvarkiau. Jezu. Taigi, toliau apie antkaklius kalbam. Antkakliai, tai aš naudoju gumutes dar tas. Matot, įvairių spalvų. Esu pasidarius tokius. Čia, nežinau kaip jis vadinas tas. Kur mano toks metalas apsuktas fuzzy dalykų, nežinau kaip jis toks vadinas, tie tokie linkiam. Ir aš jį nukirpau tą aplinkui fuzz ir įdėjau tokius bydus. Nu, nefokusin, bet jo. Čia viskas. Dar tokį turiu. Čia iš metalo pas tėtį garaže raždau, tai veikia visai gerai. Šaukiam šitą. Po to šitą aš jums parodysiu kaip panašų pasidaryti, čia ne iš to padaryta, bet panašus. Po to būtų dar šitas. Atsiprašau. Šitas. Atsiprašau labai daug. Ir čia tik antkaklis. Awkward. Toliau, prašau. Čia tiesiog mini preview, ką aš turiu. Toks, nes tingiu viską rodyt. Labai didelį tinginį. Ir pas nenoriu šitą video padaryti per ilgo. Čia tokie. Sknelė, šalapy, rožytė, kaspinas. Irgi toks su wire padarytas. Mutė. Irgi toks įdomiai padarytas. Irgi toks dalykas. Kaspinai čia nukirpta iš fuzz tokiam. Čia jau. Čia viskas. Einam daryti. Tik aš padarysiu antrą dalį šito video ir palaukit. Aš neapsirengus. Daug geriau. Taigi, aš padarysiu antrą dalį šito ir labai greitai išleisiu. Taigi, jo. Tuoj pamatysiu antrą dalį. Prisiekiu. Ate.